Šie du dariniai nėra odos melanoma, bet tai vis tiek yra odos vėžys. Šiuo metu visame pasaulyje garsiai kalbama apie melanomą, todėl žmonės savo kūne įprastai ieško tamsių, rudų, pakitusių apgamų. Tačiau odos vėžys pasireikšti gali ne tik taip. Štai pavyzdžiui bazalioma, kuri visiškai neprimena apgamo, įprastai pasireiškia kaip rausvas, blizgus mazgelis arba ilgai negyjanti žaizdelė, šašelis, todėl žmonės ilgus metus į tai nekreipia dėmesio ir ją ignoruoja. O čia plokščialąstelinė karcinoma, tai antras pagal dažnį odos vėžys, kuris įprastai pasireiškia kaip rausva plokštelė, dažnai pleiskanojanti, šiurkšti, todėl žmonės gali supainioti su bėrimo elementų, karpa ar dermatitu. Atminkite, kad piktybiniai odos dariniai nėra tik tais juoda ar tamsiai ruda dėmė kūno odoje. Tai gali būti rausvi mazgeliai, negyjanti žaizdelė, šašelis, todėl jeigu turite tokių darinių, būtinai pasitikrinkite pas gydytoją dermatologą.